Sveiki, mėlyje ir mielosios, su jumis Jolanta ir kanalas Taro gyvenimo ir meiliai. Visiems maloniai primenu, kad mane dar galima rasti Facebook paskyroje Taro gyvenimo ir meiliai ir Messenger programėlėje. Susidraugaukime ir per ten galite parašyti man kažkokiais asmeniniais klausimais, susitarsime dėl konsultacijų. O šiaip labai visiems dėkoju už peržiūras, už patiktukus, už laikus, už viską. Ir už tai, už komentarus, už atgalinį ryšį. Labai malonu su jumis bendrauti. Na ir džiaugiuosi, kad mūsų kompanija, mūsų, sakykime, taip ratas didėja po truputėlį. Na, žmonės atranda vieni kitus. Gerai. Mėlyje, ir dabar pasižiūrėkime tokią temą, jau seniai bežiūrėjome. Harmoningo gyvenimo link. Pasižiūrėkime, kas vyksta mūsų gyvenime. Į ką atkreipti dėmesį, apie ką mes čia šiandien kalbėsime. Harmoningo gyvenimo link. Ir žiūrėsime raganų taro, autorinės taro koladė autorinė, Ellen Dugan autorė Ellen Dugan. Na ir kaip tik įrodo magas, ji buvo taip pat garsi tarologė. Taigi, mėlyje, žiūrime situaciją čia ir dabar. Situacija čia ir dabar, kaip čia mes pasidėkime va šitaip. Kas buvo ne taip seniai, pažiūrėkime. Kasgi buvo ne taip seniai. Kaip jūs mato kiti žmonės? Kaip jūs dabar mato kiti žmonės? Ir kurį link jūs einate? Kurgi link jūs einate? Nu, medelį patrauksime. Kur link jūs einate? Kas tame kelyje jums gali padėti? Kas jums iš tikrųjų padeda? O kas jums trukdo? Kas ne jūsų valioje? Kas ne jūsų valioje? Ko jūs negalite pakeisti? O ką jūs galite pakeisti? Ką galite įtakoti? Ir ko jūs tikitės? Kas bus iš tikrųjų? Koks rezultatas iš tikrųjų? Ir į ką kreipti dėmesį, ką patarė taro? Ką šituo klausimu sako taro? Apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie savo principų interesų atstovėjimą, apie neaiškę situaciją su mūsų užimtumu, su pareigomis. Manyčiau, su jausmais, su emocijomis, norėtume kažko naujo, bet yra įsipareigojimai, yra tretieji asmenys ir todėl mes esame priversti gintis ir niekam nieko nesakyti. Situacija labai sunki. Kol kas labai sunki. Situacija čia ir dabar. Na va, neapsisprendimas. Vat situacija čia ir dabar. Vat kaip ir buvo, mėnulis rodė ir 7 lazdos. Nieko negaliu padaryti. Kaip ir noriu ir galiu, bet nieko nedarau. Situacija tarp dviejų durų, tarp dviejų lazdų, tarp dviejų gyvenimų, tarp dviejų namų, tarp dviejų, sakykime, realybės ir svajonės, tarp vieno darbo ir kito darbo. Kol kas pauzė. Va tokia pauzė, bet tokia aktyvi pauzė. Kažkoks derinimas aplinkybių, skaičiavimas, perplanavimas. Ir bet kol kas nieko nedarimas, nieko. Kas buvo ne taip seniai? Įveikėte labai stiprią krizę, gali būti emocinė, gali būti bet kokia gyvenime situacija, gal sirgote, gal turėjote sunkius santykius, gal tiesiog labai traukė kažkoks žmogus, jūs labai tiesiog priklausomybė buvo nuo žmogaus, nuo emocijų, nuo charizmos to žmogaus ir jūs įveikėte šitą trauką, jūs įveikėte tą sunkų laikotarpį, kuris buvo ne taip seniai. Taip. Jūs įveikėte save, taip galim pasakyti. Jūs įveikėte save didžiulėmis begalinėmis valios pastangomis. Va tai buvo ne taip seniai. Kaip jūs mato kiti žmonės dabar? Vis dar pakabintasis, vis dar situacija nesikeičia, jūs nieko nekeičiate, kai buvote ten, kur esate, taip ir liekate, tiek senam darbe, tiek senuosiuose santykiuose, tiek su savo pareigomis, jūs liekate ten, kur esate, nors jūsų ta situacija netenkina. Žmonės mato, kad jūs kaip pakabintas tarp žemės ir dangaus, bet nieko nedarote, kad tai pakeisti. Nieko kol kas nedarote. Va taip jūs mato kiti žmonės, kad jūs kažko laukiate.
Ko jūs laukiate, tikriausiai jūs patys geriausiai žinote. Į kur jūs einate? Į kur jūs einate? Į kažką naujo. Galbūt einate link, kam aktualu šeimos pagausėjimo. Tai gali būti vaikas, tai gali būti vaiko atsiradimas šeimoje. Gali būti naujo augintinio atsiradimas jūsų aplinkoje, jūsų šeimoje, link kur jūs einate. Link bendravimo su žmogumi, kuris gimęs ugnies ženkle, tai yra šaulys, kur link jūs einate. Dar gali būti, kad jūs einate link kažko naujo, dar nepažinto, ten dar jūs nebuvote. Nei tame darbe nebuvote, nei toje aplinkoje, nei tuose namuose nebuvote. Jūs einate link lengvo flirto, link susirašinėjimo, link tokios draugystės pradžios, link kažko naujo, link paieškos. Gali būti tai naujų kontaktų paieška, naujų draugysčių, naujo seksualinio partnerio paieška. Arba toks bendravimas su žmogumi gimusiu šaulio ženkle. Gerai, kas tame kelyje jums gali padėti? Jums gali padėti išsaugojimas savo resursų, tos, kuriuos turite. Jeigu turite santuoką, išsaugokite santuoką. Kas jums gali padėti? Santuokos išsaugojimas, nekilnojamo turto išsaugojimas, darbo išsaugojimas, sveikatos išsaugojimas. Jau saugokite tai, ką turite. Bet ką turite, tą ir saugokite. Tai jums gali padėti. Santūrumas, nesiblaškimas, toks susilaikymas visur, saiko jautimas. Tai jums gali padėti. O kas jums iš tikrųjų padeda? Jums iš tikrųjų padeda savo vertės suvokimas, kad jūs esate puikus žmogus, jūs užsitarnaujate visko, kas geriausia. Tikriausiai gyvenime jūs patyrėte daug sunkumų. Jums padeda tai, kad jūs suvokėte, kad šiandien turite viską, ko jums reikia dėl pilnos laimės. Dėl pilnos laimės tikriausiai jums reikia žmogaus, nes jūs einate link žmogaus paieškos. Tikriausiai jums reikia santykių, meilės, laimės, tokios poroje, šeiminės laimės. Kol kas šita mergaitė yra puikiai. Ji yra puikiai, bet ji yra vieniša. Tai kas jums iš tikrųjų padeda, tai toks egoizmas, šiek tiek pasipūtimas, bet tai yra užtarnautų rezultatų gavimas, mėgavimasis savo darbo vaisiais, taip pasakyčiau, savo pastangų vaisiais, tai jums padeda. Gerai, mėlyje, o kas jums trukdo? Pažiūrėkime, kas jums trukdo. Jums trukdo tokia moteris gimusi žemės ženkle. Tai gali būti jautis, mergelė arba ožiaragis. Tai gali būti kažkieno žmona arba jūsų žmona. Tai jums trukdo. Jeigu jūs čia vyriškis ir turite žmoną, tai jums trukdo. Bet nebūtinai žmona. Tai gali būti ir kita moteris, kuri yra tikriausiai išsiskyrusi arba ištekėjusi, ar turi vaiką, ji turi namus, yra materialiai apsirūpinusi, tai yra žmogus, personalija, tai jums trukdo. Gali būti, kad jūs neapsisprendžiate galbūt eiti į kitus santykius ir ten yra, tarkim, sutuoktinė ar ne, tai taipogi trukdo, kad yra kita moteris, tai jums trukdo. Arba kad jūsų dominanti moteris yra nelaisva, tai jums trukdo. Gerai, o kas nuo jūsų nepriklauso? Nuo jūsų nepriklauso emocinė jūsų būsena, jūs jaučiate nostalgiją, jūs išėjote, bet jūs tebedairotės, galbūt pašauks, galbūt pakvies, gal dar kažkas pasikeis, kas nuo jūsų nepriklauso, tai tas laukimas, kad galbūt dar kažkas pasikeis. Žmogui buvo gerai su jumis, bet žmogus išėjo. Žmogui buvo taip gerai, bet kažko matyt trūko, kad jis išėjo. Jūs negalite įtakoti kito žmogaus pasirinkimo. Jeigu jis pasirinko ne jūs, tai vadinasi, toks buvo žmogaus sprendimas. Jeigu žmogus neliko su jumis, tai vėlgi tikriausiai kažko jam trūko. Ir tai ne jūsų valioje, kodėl, kad jūs negalite įtakoti kito žmogaus pasirinkimo. Taip. Bet niekas nesako, kad jūs negalite jo pašaukti. Jūs visada galite pašaukti ir 8 taurės sako, kad tai ne visam laikui. Tai mes visada galime sugrįžti. O ką jūs galite įtakoti?
Ką jūs galite įtakoti? Jūs galite turėti, kad ir visą gyvenimą, emocinį ryšį su žmogumi, minčių ryšį su žmogumi, jūs galite jausti tą žmogų, jūs galite sapnuoti žmogų, jūs galite žinoti, kad jis kažkur yra. Galbūt nueiti pas būrėjai, sužinoti apie jo gyvenimą, kaip jis gyvena, kaip tenka, kaip reikalai klostosi. Ką jūs galite įtakoti? Jūs galite sužinoti apie žmogų iš kitų kanalų, nebūtinai atvirai, ar ne? Jūs galite įtakoti paslaptis. Jeigu jūs turite paslapčių, tai jas saugokite, arba galite sužinoti kitų žmonių paslaptis. Jūs galite sužinoti kitų žmonių paslaptis. Pamatyti, jas suprasti, pasapnuoti, išsiaiškinti sapnus. Tai toks pasąmonės pasaulis, žinote, kuris nematomas. Ką jūs galite įtakoti? Gal tokios moters gyvenimą jūs galite kažkaip padėti moteriai. Jūs galite padėti moteriai, kuri yra nekalta. Su jie jūs neturėjote intimaus ryšio. Jūs galite bendrauti su tokia moterimi, kuri su jumis jūs neturite intimaus ryšio arba neturėjote intimaus ryšio. Tai ir nebūtinai moteris, tai ir žmogus. Gali būti žmogus, kuris yra jūsų pasąmonė, jūsų širdyje, bet su juo nėra buities, nėra žemiškų įsipareigojimų. Dar tai gali būti, kad jūs galite padėti arba kažkaip bendrauti su moterim, kuri yra nekalta. Tai gali būti mergaitė, tai gali būti senutė, gali būti nėščia moteris. Jūs galite turėti ryšį su tokiais žmonėmis ir kažkaip su jais bendrauti, padėti juos išklausyti. Kas jūsų valioje? Jūsų valioje negyventi intimaus gyvenimo. Jūsų valioje gyventi skaistų gyvenimą. Va taip va. Ko jūs tikitės? Jūs tikitės, kad su laiku pamiršite tai, kas buvo gera, šviesu, malonu, kas teikia džiaugsmą. Jūs tikitės, kad tai kažkada pasimirš. Kad tai, ką jūs patyrėte, nueis į praeitį ir tai liks kaip prisiminimai, sentimentai, kaip laikotarpis, kuris buvo, bet jau praėjo. Jūs tikitės to. O kas bus iš tikrųjų? Jums pavyks. Jeigu jūs moteris, tai jūs gyvensite sotų, laimingą, šiltą gyvenimą. Šita korta neatmeta galimybės būti ištekėjusią moterimi. Kas bus iš tikrųjų? Jūs galite tapti ir kažkam žmona, jeigu jūs moteris. O kas bus iš tikrųjų? Tai jeigu vyrai, jūs tikriausiai liekate savo santuokoje su žmona. Tai kas bus iš tikrųjų? Tai bus žmona šalia jūsų. Bus jūsų pora. Jeigu jūs nevedė ir netekėję, tai jūs čia gyvensite pilnavertį gyvenimą, būsite patys savo šeimininkai, kontroliuosite savo padėtį, darysite viską, kas jums šauna į galvą, bet jūs tai darysite išmintingai. Tai labai gera korta. Imperatorė yra labai gera korta. Na ir patarimas iš Taro, kaip mato Taro, kartų karalius. Tikriausiai jūs priimate, kartų karalius sako, priimkite sprendimą, apsispręskite ir to sprendimo laikykitės. Jeigu mergaitė žiūrite apie vyriškį, tai Taro sako, jis jau jums yra buvęs. Jis jau jums yra buvęs karalius, tai buvusysis. Tai jeigu dabar kur link jūs einate, tai tikriausiai jūs einate link naujo kažko ir tai, kas buvo jūsų gyvenime, liks praeityje. Na, va, tai buvusysis. Dar gali Taro atkreipti dėmesį į tai, kad atkreipkite dėmesį į savo buvusį partnerį, su kuriuo šiuo metu nėra ryšio, su kuriuo neturite jokios sąveikos nėra. Vyrukams sako atkreipti dėmesį į konkurentą, į varžovą. Atkreipkite dėmesį, vyrai, į varžovą, į konkurentą. Ar jis jums nestovis skersai kelio? Va taip sako Taro. Ačiū visiems. Gerų dienų.